Sveiki, tai artėja dar vienos Eurolygos varžybos, šį kartą prieš Zvezdą. Taigi pirmas būstas priklauso Žalgiriui, dvyniai Valdovas Merkurijus. 8 būste, kas tai dažnai reiškia pralaimėjimą. 7 būstas Šaulyje, Valdovas Jupiteris. Nesijaučia patogiai 3 būste, tačiau yra egzaltacijoje ir tai rodo, kad komanda rodė didelį norą nugalėti. Tai pagal ženklą Jupiteris yra stipresnis šiuo atveju negu Merkurijus. Kiti ženklai turime Mėnulį, kuris palaiko Merkurijų, tai pliuso Žalgiriui, tačiau visi kiti pliusai keliauja Jupiteriui. Saulė yra 9 būste, kur yra Jupiterio energijos. Taip pat Saturnas kaip 10 būsto valdovas yra žuvyse, o žuvų valdovas yra Jupiteris, todėl ir Saturnas labiau palaiko Jupiterį. Turime Lilitą ant 7 būsto viršūnės, kas dažnai įneša chaoso arba nešvarių žaidimų. Todėl klausimas, kaip tai pakenks, gali būti, kad Zvezda turi didelę persvarą ir ją netikėtai išbarstys. Taip pat turime Jupiterio poziciją į Saulę, kas turėtų rodyti, jo komanda laimės, tačiau neįtin lengvai. Todėl viską apibendrinus, manau, kad dėja, bet Zvezda šiandien turėtų laimėti.